idėja svarbiausia yra turbūt, vadinkime savo, jos sugalvotojai. Čia aš bandau prieiti prie to savo filosofijos, kaip ta idėja atsiperka, ar ne? Tada, tai vat visi šitie žmonės, čia užrašiau hintą, kam jie pardavė tą idėją? Sau. Jos turbūt daugybė tų investuotojų būtų pasiuntę pavelnių su tais kauliukais ir akmenimis, kurie yra atseit naminiai gyvulėliai. Bet jie patys patikėjo. Jie patikėjo patys savo idėją pakankamai, kad turbūt padarytų asmeniškai sunkius sprendimus, ten kažko atsisakytų, gal darbo saugaus, gal investuotų ten savo santaupas, kurias ten žmona ir vyras nori investuoti į namo pagerinimą arba mašinos naujos pirkimo, jie turi įrodyti, kad ne, čia padarykime tuos akmenis su akytėm ir pardavinėkime. Tai savo, jie pirmiausia turi savo parduoti tą savo idėją. Vat, nuo čia prasideda idėjos atsiperkamumas. Jeigu aš jau tikiu, sekantis žingsnis yra koks dažniausiai. Aš turiu idėją, ko man reikia toliau, o čia, kas dabar su manim tą pusdienį leido, tai jūs tą ir darot iš esmės. Ko dar reikia? Klientų reikia, iki jų pagal mane jie toliau nuo idėjos yra. Kaip? Veiksmų planas. Dar yra tokių esminių dalykų, aš jums padėsiu, jūs aišku žinote, tai esu aš, tada dažniausiai reikia dar komandos, nes vienas, ir tu šiandien man pasakai, kad dabar jau turi kitą komandos narį galbūt, žinai. Tai toliau eina komanda. Čia, akivaizdu, bet svarbu, ką mes pardavinėjom idėją, ar ne? Tai savo kaip pardavėm, tada turim parduoti komandai. Tai kad padėti į kontekstą šitą mintį, pavyzdžiui, mano atveju, kaip mes kūrėme 15 minučių 2005 metais, įkūrėja Vytautė atsivežė tą idėją iš Švedijos, kad Švedijai yra nemokami dienraščiai ir kodėl mums nepadarius Lietuvoje. Nemokama dienraščio idėja, tokia kaip mes ją padarėm, tai prispausdini laikraščių kasdieną ir atiduodi į Vilniaus gatves nemokamai. Per mėnesį tai reiškia 300 000 litų į gatvę, paprastai kalbant. Tai kaip manot, tokią idėją, netgi kaip pardavėjai savo, lengva parduoti komandai Lietuvos kontekste. Tai Inta darbą atliko, iš pradžių pardavė savo vaikinui tuometiniam, kas gal buvo ne taip sunku padaryti, kaip kad, pavyzdžiui, man būtų, kad man parduotų tą idėją. Tomas, kuris šiaip yra idėjinis žmogus, tada jau surado kitus 2 komandos narius, mane ir kitą Tomą. Ir mums buvo po 29 metus. Ir tas pardavimas idėjas mums visiems, kad jūs dabar žiūrėkit, meskit, ką jūs darot, susitarkit su savo šeimomis. Aš žinau, kad jūs turit banko paskolas, bet kaip nors pakentėkit. Dar visi pasižadam, kad atnešam savo pinigų daug, kas mums asmeniškai yra daug į tą projektą. Ir dar ne visi turim tiek, kiek sutarėm, tai dar pasiskolinam iš kažkur tų pinigų ir atnešam. Tai iš tikrųjų labai sunkus darbas parduoti tą idėją savo komandai. Bet tuo pačiu čia yra viso ko branduolys – idėja ir komanda. Kai mes turim šitą esmę, toliau eina, gerai, pabandykit pasufleruoti, turim idėją ir komandą. Kas toliau eina? Galvokite apie tai kaip, stakeholders, kaip ten lietuviškai, kas nors. Susijusios šalis, stakeholders verslo, ne?
Koks sekantis stakeholderis galėtų būti, nu, pagal svarbumą? Investuotojas. Yes. Nes komandą jau turim, bet neturim babkių. Tai čia Founder School labai tema, nes čia jau yra komandos, kurios neturi babkių, kaip taisyklė. Nu tai jau kaip bebūtų buvę sunku 15 minučių komandą founderių sulipdyti iš 4 žmonių, nes verslo modelis tikrai rizikingas, tai dar mes turėjom investuotojų paaiškinti, kad žiūrėk, mes po 0,3 lemo per mėnesį deginsim ir parduosim reklamas pakankamai, kad viskas būtų pelninga. Tu duodi pinigų ar ne? Tikrai nebuvo lengva. Ilgai dėrėjomės. Galų gale su dviem apsistojom ties 2 potencialiais investuotojais ir pasirinkom tą, kuris buvo arčiau širdies. Arčiau širdies buvo mano draugas ir sporto, nu, skvošo partneris, daug su jo skvošu pražaidėm valandų, tai kažkaip buvo lengva sutarti. Kaip jisai darė sprendimą, mes su juo daug po to kalbėjom, kaip mes jam pardavėm tą idėją. Jisai žmogus nekvailas, sako, nu, aš suprantu, kad čia viskas labai rizikinga ir kad čia tas 0,3 lemo deginti per mėnesį, tai daug mėnesių neturime, tarsi, kiek pinigų bebūtų, jie greit baigsis. Bet sako, nu, aš įvertinau idėją, tai ne tai, kad iš oro padaryti, tarsi, užsienyje veikia, pagalvojau apie jūs, ką jūs turėjote praeiti, kad pasiryžtume daryti tai, ką darote. Žinau, kad jūs įdedat savo pinigų. Ir sako, aš kažkaip to vidiniu jausmu labiau patikėjau. Ir tas vidinis jausmas, nu, mano nuomonė ir mano patirtimis visą laiką versle veikia. Intuicija ir jo, intuicija versle veikia. Intuicija tai yra mūsų patirčių visuma, kuri mums kužda viduje ką daryti. Tai va, tas veiksnys, jis va šitoj va stadijai labai svarbus. Toliau, kai mes tolstame nuo brandalio, nu, intuicija mažiau pradeda lemti, bet arti idėjos intuicija yra viskas. Jausmas, intuicija, tokie dalykai, kur verslo mokyklose iki šiol nedaug kalbėdavo, nes apie verslą mąstama pragmatiškai tradiciniu būdu. Aš apie tai kažkaip mąstau taip, kaip man veikia. Kas toliau yra šitam besiplečiančiam rate? Tipo klientai, ne? Jo. Klientai. Mums toliau, kalbant apie atsiperkamumą, svarba mažėjo tą ratą, tai aš toliau labai nebedetalizuosiu. Čia yra klientai, yra tiekėjai ir tada visokios ten kiti stakeholderiai, tipo valstybė kažkokiu būdu netiesioginiu per mokesčius ar kažkaip kitaip. Bet viso ko esmė, tai va čia yra brandalys, brandalinė energija, brandalėje vyksta viskas, kas svarbu, galvojant apie verslų atsiperkamumą. Žinot tokį, turbūt žinot, tarsi WhatsApp aplikaciją ir tą sandorį, kuris įvyko su Facebooku. Tai kaip jūs manat, man rodos, WhatsApp buvo sukurtas 12 metais pradėtas, tai yra visai neseniai. Tai ar jų įkūrėjai galvoja apie tai, kad mes greitai parduosime kam nors tai, ką darėme už daug milijardų dolerių?
Ką? Geriau dėl Instagramo tą patį paklauskit. Nu, Instagramas irgi, kitoks milijardų skaičius, bet irgi milijardas. Tai. Aš jums noriu pasakyti, kaip negalvoti apie idėją, kad kai mes kalbam apie idėjos atsiperkamumą, nu, labai retai, nu, aš sakyčiau, niekada mes darydami, va šitoj stadijoje, šitam Founder School'e, mes negalim planuoti, kad aš tai darau dėl to, kad gerai padarius, aš tai parduosiu už kažkiek tai kažkam. Mes to nežinome. Mes darome dėl skirtingų tikslų ir visi pasaulio pavyzdžiai kažkaip, nu, tai demonstruoja, kad negalima daryti dėl būsimo exito, nes exit yra neprognozuojami dalykai. WhatsApp to negalėjo tikrai manyti ir daug copycatų, kurie bandė kopijuoti ir Instagramą, ir, pavyzdžiui, YouTube'ą, kurie bandė kopijuoti. YouTube'as irgi buvo didelis labai sandoris 2006 metais, milijardinis. Po to nebevyko jokie tokie sandoriai, tai jeigu darome dėl to, kad įvyktų exitas, tai darome kažką ne taip, nes exitai yra neplanuojami dalykai idėjos stadijoje. Mūsų atsipirkimas yra kitoks, mano nuomonė. Manau, svarbu pakalbėti, kai šitą brandalį turim, komandą ir idėją, kiek aš iš savo asmenės patirties, kiek aš mačiau, kokios klaidos daromos. Nu, vėlgi, čia mano nuomonė, per savo vertinimo sistemą visi perleiskite, aš nebūtinai esu teisus 100%, bet taip mano patirtis sako, kokios klaidos daromas, kai komandos vysto idėjas. Viena, tai komanda nėra dedikuota. Turite labai daug veiklų, labai daug, nebūtinai darbinių veiklų, bet, nu, pavyzdžiui, kad ir universiteto studijos ir startupas, kuris yra nebe idėjos stadijoje, bet, pavyzdžiui, finansavimo pritraukimo stadijoje, jums bus sunku pritraukti finansavimus tos raundus, jeigu investuotojai jaučia, kad, nu, jūs esat full-time studentai. Tai, nu, gal čia nelabai palanki aplinka tai sakyti, bet, tarsi, komandos turi ganėtinai būti dedikuotas tam, ką daro. Kas gal yra kažkokių pavyzdžių, kurie, nu, kur jūs turite asmeninės savo sėkmės, nebūtinai versle, bet kažką padarėte labai gerai, bet nebuvote tam dedikuoti. Asmeniniai projekčiukai, renginukai, hobiai. Nu, aš jaučiu, kad tas pasišventimas yra labai svarbus dalykas. Kai su 15 minučių, kai jau turėjom tą sulipdytą komandą ir padarėm visi tos sunkius sprendimus ir išėjom iš savo darbų ir dirbome ant to, kad išdalinti daug laikraščių nemokamai į Vilniaus gatves, kurie mums kainuoja 0,3 lemo per mėnesį. Tai pradėjo kurti tam tikrą dalyką. Va šitas brandalys, mes, komanda ir idėja, pradėjo kurti tokį sunkiai apčiuopiamą ir sunkiai nupasakojamą dalyką. Kai aš ateinu, kaip atsakingas, pavyzdžiui, už pardavimus, ateinu pas klientus ir man tai yra svarbiausias dalykas gyvenime tuo metu, 15 minučių ir nuo to, kaip aš parduosiu klientui reklamą, priklauso, ar aš turėsiu valgyti ar ne, ir ar žlugs 15 minučių dėl ar ne. Tai manyje tas jaučiasi sunkiai apčiuopimais ir nusakomais būdais. Mano akis dega, mano ryžtas yra begalinis ir tai klientas jaučia. Ir jie daro sprendimus vėlgi tam tikrų būdų, intuicija ir tokie žmogiški dalykai veikia. Jie perka nebūtinai, pavyzdžiui, mes neturėjom reitingų. Kodėl pirko 15 minučių reklamą? Todėl, kad buvo inovatyvu ir todėl, kad aš apie tai pasakau, kad jie negalėjo nepirkti.
O aš tai pasakau dėl to, kad aš neturėjau išeities, man reikėjo parduoti. Tai čia klientų lygmenyje. Tada, kas vyko, toliau tada, pavyzdžiui, mes 15 minučių dalinam Vilniaus mieste transporto sistemose ir gatvėse tiesiog. Tai šiaip negalima dalinti gatvėse bileko, jūs pradėsit gatvėse sankryžose, ką nors dalinti, jūs supakuos. Bet vėlgi, mums tai buvo taip svarbu, kad nuėjom pas Vilniaus merą Zuoką. Sakom, taip ir taip, mums čia reikia daryti tą ir tą, nes mes sukūrėm 15 minučių nemokamą dienraštį. Zuokas, kaip žinoma, inovatyvus žmogus, jam patinka naujovės ir išsišokėliai. Sako, gerai, darykit. Bet tai buvo toks vėlgi asmeninis kontaktas ir asmeninis patikimas. Jis galėjo pasakyti, ne, mano mieste nedalinsit ir viskas būtų baigęs. Bet mes savyje tokią žinią ir tokią ugnį nešam, kad tai vyksta. Tai vėlgi tie brandalio dalykai. Ir dar kur labai padėjo mums tas mūsų dedikacija visišką projektui, tai buvo jau santykis su investuotoju. Mes ilgai negalėjome to 15 minučių projekto vystyti be investuotojo. Ir nors mes buvom susikaupę grinai į verslo vystymą, bet investuotojai pradėjo patys pas mus eiti, mes jų neieškojom, nes kažkaip net negalėjom net pačiose rožinėse labiausiai svajonėse manyti, kad taip greitai galėtų tas investuotojas ateiti, bet jau po pusės metų mes pardavėm 15 minučių kaip projektą. Tai darbas su investuotojais irgi buvo labai, vertinimas kompanijos buvo labai netipinis. Kodėl? Todėl, kad jie vertino tuos sunkiai apčiuopiamus dalykus, kuriuos matė mumise. Jie žmonės ateina iš korporatyvinio pasaulio, kur viskas turi struktūras ir investicijas ir resursus ir viskas taip rimtai versliškai sudėliota. Ir jie žiūri mūsų tas degančias akis ir žiūri, kai mes dirbam, sako, bet tai mes nesuprantam, tai kad dalinti laikraštį viešajam transporte, tai reikia sutarčių su viešuoju transportu, tai iš kur jūs jas turit? Tai kažkaip nuėjom ir pasidarėm tas sutartis. O tai kas jums leidžia tose gatvėse dalinti laikraštį? Tai paprašėm mero ir leido. O bet tai čiagi 0,3 lemo per mėnesį deginat, iš kur jūs pinigų turit? Tai suradom investuotoją. O tai iš kur jūs reklamą? Taigi neturit reitingų, iš kur reklamą? Kaip jūs parduodat reklamą? Tai sukūrėm komandą, sukūrėm motyvacinės sistemas, ten įdegėm aktyvus pardavimai, ko dar Lietuvoje niekas nedaro, žiniasklaidos. Jiem taip, jų galvose tai yra tokie dideli ištęstiniai procesai, kur reikia daug žmonių ir daug valandų dirbti ir mes visą tai keturiese padarėm. Nes mes nežinojom, kad tą sunku padaryti. Mums atrodė, kad taip tiesiog reikia padaryti. Tai visas tas paketas, ką matė investuotojai, sukėlė tą kompanijos vertę į tokį lygį, kur mes tiesiog pardavėm, nes tai viršė bet kokius lūkesčius, ką mes galvojom, kad po 3 metų ta kompanija gali būti verta. Ir visą tai mes turėjome savyje, tai nesimatė skaičiuose, tai nesimatė projekcijose verslo modelio. Tai buvo tiesiog idėja, kuri atsipirko. Tai aš iš tikrųjų, ta mano filosofinė mintis tokia ir yra, kad kai mes parduodame idėją savo, tai ir atsiperka.